Rykliai nekantriai laukia tų, kurie išties sudrebins verslo pasaulį. Gal tai pavyks Vitalijui ir Povilui? Vitalijus save pristato kaip biohakerį ir gyką. Biomechanikas Povilas tiesiog pamišęs dėl medicinos ir visko, kas su ja susiję. Laikas įrodyti, kad jų idėja verta kiekvieno euro. Let's go. Labą dieną, Ryklių komanda. Sveiki. Mes esame Vitalijus ir Povilas, Pulseto kūrėjai, ir šiandien jums norime pristatyti unikalų, inovatyvų mūsų prietaisą, kuris padeda žmonėm atsipalaiduoti ir miegoti geriau. Mes ieškome 300 000 eurų mainais už 1% Pulseto akcijų. Ar žinote, kad kol baigsim šitą pristatymą, 4 žmonės pasaulyje mirs nuo streso sukeltų pasekmių? Šiuolaikinis žmogus jaučia tokį streso lygį, kuris prieš 50 metų būtų laikytas rimta psichinės sveikatos krize. Bet ką mes darome su tuo? Kūnas lūžta, protas perdega, bet mes vis dar gesiname gaisrus. Per paskutinius 6 metus vakarų pasaulyje antidepresantų naudojimo kiekis padidėjo daugiau negu 66%. 40% pasaulio žmonių, norėdami įveikti stresą, griebėsi alkoholio. 38% cigarečių. Milijonai žmonių naudoja greitą maistą kaip būdą pabėgti nuo realybės. Rykliai, tai ką jūs matote, yra šiuolaikinio žmogaus anti-streso kokteilis. Tai štai sprendimas. Rykliai, mes turime 100 000 vartotojų visame pasaulyje. Mes sukūrėme produktą tam, kad žmogus galėtų kontroliuoti stresą. Tai yra vagus nervo stimuliatorius, kitaip vadinamo nervo klajoklio stimuliatorius. Mes stimuliuojam jį elektros srove, jūs užsidedat pulseto, aktyvuojasi vagus nervas, aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, kas jums padeda iš streso pereiti į atsipalaidavimo būseną, ir tam reikia vos 4 minučių. Šiuo metu mes esame greičiausiai augantis elektroninis sveikatingumo prietaisas pasaulyje. Mūsų tikslas – padėti 100 milijonų gyventojų sumažinti stresą ir prabusti laimingiams. Mes ieškome partnerių investicijų, kad toliau tobulinti Pulseto, atlikti papildomus klinikinius tyrimus ir tapti pirmąją liniją nuo streso. Kadangi mes nežinom, kas ateis į laidą, ir čia į žiūrovą galiu kreiptis, čia yra turbūt pirma laida, kurią žiūrite, kur nieks nėra surežisuota, tikrai ne, ir viskas vyksta, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad pagal projekto taisyklės aš negaliu dalyvauti derybose, nes tai yra įmonė, į kurią aš per savo įmonių grupę investavome toje stadijoje, kada jie dar svajojo apie šitą produktą, jie atėjo su kažkokiu brėžiniu ir man tai atrodė neįmanoma, bet mes tada patikėjome iš tuos 2 žmonės, tai aš dabar užtylu, nors man tai bus labai sunku padaryti. Kitiem kviečiu išbandyti mūsų prietaisą, kad tiesiog bent akimirką pajusti. Mums padės asistentai šiek tiek. Čia galite intensyvumą. Pliusas stipriau, minusas švelniau. Čia taip smarkiai vibruoja. Viskas taip. Tai ką jūs jaučiate dabar? Turiu tą jausmą turėti, nes aš intensyvus. Labai priklausomai nuo jūsų poreikio, šiaip netgi minimalistinis jausmas yra užtektinas tam, kad tas nervas aktyvuotųsi per 5 minutes. Pulseto apyvarta praėjusiais metais buvo 9 milijonai eurų. Tai 3 kart daugiau nei 2023-aisiais. Įrenginio kaina 230 eurų. Marža, kuri reiškia skirtumą tarp kainos ir savikainos, apie 80%. Jūs verslą vertinat pakankamai aukštai, ta prasme, jis yra pilnai užstuktas. Ir prie, tarkim, čia dabar, jeigu 1% 300 000, tai įsivaizduoju skaičių, kodėl tik 300 000 jums reikia ateiti pas ryklius?
Mes turim planą 27 metais turėti 100 milijonų įvertinimą. Žinom tiksliai, ką reikia padaryti, kokius kriterijus ir žinom tiksliai, kiek mums pinigų reikia, kad eiti iki to pirmo milestone, pirmojo mūsų tikslo 27 Ar jau metų. verta tą 1% yra Bet man ir yra tas klausimas, dėl ko aš jau užsiklausiu. Jūs jau toli. Mums vis tiek reikia pinigų ir mums reikia partnerių. Prie tokios vertės 300 000 jums čia yra kapeik, 1% niekas. Mums reikia pinigų, mes iš savo pelningumo, mums tokių pinigų neužtenka. Ko reikia, kad atitiktų šitas produktas JAV reguliavimą? Realiai tai klinikinių tyrimų JAV atliktų, bet JAV atlikti klinikinius tyrimus kainuoja apie 2 milijonus, tai mes ten galim gal kažkiek... Čia medical device. Jo, medical device, class 2 sertifikacija, kad atlikti. Ja. Jūs O turite Europai? Amerikoje konkurentą, kuris jau padaręs tą klinikinį tyrimą. Taip. Ir ne vieną klinikinį tyrimą. Bet jau šiai dienai mes matom, kad mes lenkiam juos pagal apyvartą. Bet Savo kategoriją mes esame visiškai numeris vienas. jūsų technologija kita, nes prezentacijoje sakėt, kad jūs vieninteliai taip veikia. Mes vieninteliai iš abiejų pusių Iš abiejų pusių stimuliuojantis ir laisvų rankų įrenginys. O, techninis klausimas. Man prasidėjo panikos ataka, aš užsidėjau, per kiek laiko susitvarkau. Per 4 minutės. Greitai. Nuo šitų bėdų maišas, tokiai nemiga man yra. Man visada nemiga. Ne, dėl rinkos, pavyzdžiui, aš net nebejoju, jinai tikrai pasaulyje didėjanti yra ir tą, ką jūs siūlot gerą tikrai sprendimą. Daugiau apie ekonomiką čia dabar skaičius kol kas, tai man atrodo, jie tą, ką aš įdedu ir ką gaunu, tai netiek jau čia daug atrodo, tai čia dar turbūt reikėtų dėl to šnekėti. Mes sakom, kad iki 27 metų, vadinasi, per 3 metus mes daugiau negu 3 kartus pakelsim jūsų investiciją. Ir tai, ką mes žadam, visą laiką padarom. Parduosite savo įmonę, jeigu jums pasiūlys 100 milijonų už 2 metų kažkoks medical device globalus koncernas? Esam lankstus ir žinom, kad tos išėjimo, exito galimybės yra labai įvairios. Farmacijos įmonės, jos pradėjo supirkinėti elektros stimuliacijos įmonės, nes jos supranta, kad tai nėra priešas, kad yra kaip tik sinergija. Yra įvairių kampų, kur tikrai mūsų vertė yra minimum 30 milijonų šią dieną. Tai gerai, kas be tado dabar gali ir nori? Ne, man laiko mašinos reikia, aš noriu tada, kai Tadas pateko. Žodžiu, Tai visi čia taip nori. Aš ne. Manau, idėja, produktas, viskas yra kaip pasaulinio lygio. Tai pirmin ir tikiuosi, kad jums viskas pavyks. Wow, ta prasme, kad čia lietuviškas kūrinys, tai iš tikrųjų, aš ne tai, kad sužavėtas, aš šokė, ta prasme, kad turim tokius protus, kurie gali tai padaryti. Čia yra nuostabiausia, ką mačiau per visą projektą. Tikrai mielai įsigyti noriu iš karto pabandyti ant savęs, nes sakau, turiu ir nemigo problemų ir su panikos atakom. Nemanau, kad jums reikia šitų 300 000 čia. Manau, kad jie pasiekiami ir rinkoje ir vien dėl to sakau ne, nes nematau, tai būtų labai pasyvi investicija ir nematau, kad aš ką nors galėčiau pakeisti, prisidėti, realizuoti save, bet ta prasme dar kartelį, aš nuoširdžiai sužavėjęs ir jumis kaip žmonėmis ir aš tikrai didžiuojasi Lietuvą, kad yra tokių žmonių kaip jūs. Ačiū. Kaip Dovilė? Mes čia likom dviese, man atrodo. Taip. Mes iš jūsų labai daug tikimės. Aš žinokit, labai nemažai su medicina dirbu ir dėl to Žinau, daug klausimų. būtent dėl to. Tai va, tai man per daug kaip už 1% ir man visa suma per daug. Aš čia tą biudžetą galvoju, kurį turėjau. Robertas, jeigu nori, Ne, tai aš sakiau taip, kad 1%, aišku, čia toks, visai, čia niekas. Ne, čia gali būti ar 1 ar 2, čia klausimas yra investuojamos sumos. Tai ir toliau, reiškia, tiek sumos tokios aš dabar neinvestuočiau tikrai. Jeigu būtų pūlas, aš eičiau į tokį, žinai, iš mūsų kokių 3 mielai. Roberto minėto pūlo terminas vartojamas tuo met, kai atskiri investuotojai suvienyje finansinės pajėgas dėl bendro tikslo. Šiuo atveju vadinamasis pūlas įvyktų tuo met, jei prie Roberto jungtųsi dar vienas ar keli rykliai. Šiaip tikrai labai įdomus produktas. Tai gal 100 už 2% pasiūlom ir pasidaram. Tai gal, tarkim, 2% ir 300 po 100 000 iš mūsų aš eičiau, už 100 000 iš karto. Jiems reikia mano patirties, o aš labai daug su medicina dirbu. Mums reikia ne tik pinigų, mums reikia ir patirties, nes mes ir norime naujas. Gal tokį variantą pasiūlyti? Vis gal įdomu. Jeigu 2% ir mes čia 300 susimetam kažkiek iš mūsų, jūs 2 už 500 000.
Manau, kad žemiausia, ką galima daryti, tai yra 400 000 už 2%. Už 2% 400 000. Ok, man priimtina, aš su 100 einu. Tinka. Kaip dar 2? O ką tu? Vis tiek 100 reikia dėti iš kokios. Nu tai kas čia vis tiek 100 dedam? Nu čia man atrodo toksai... Tai ar 3 po 100, ar 4 po 100? Turėsi įmonė visus 5 ryklius, jeigu... Va, jūsų pabaiga kokia parduodat įmonę? 400 už... Nu, tikslas Parduoda yra. įmonę. Taip. Be abejo, be Nu, abejo. davai. Nu tai Deal. gerai. Viskas. 2% 400 000. Super. Turim sandorį. Nu, čia... Dadai. Daro. Sveikinu. Visi 5 rykliai dalyvauja Povilo ir Vitalijaus versle. Su Pulseto ar be jo jau galima šiek tiek nusiraminti. Čia yra ta tokia tikra sėkmės istorija, kaip svajonė gali pavirsti pasaulinio dydžio produktu. Nes kuomet jie atėjo, visi iš jų pasijuokė, kad tai yra neįmanoma. Ir man va tokie ir patinka, kada tu parizikuoji. Nežinai, kad gerai, tikimybė nedidelė, bet dabar jie, nu, tapo... Prašau pasakyti vieną sąlygą, sorry. Aš į tą eina dar po vieną device. Nu, ir daugiau. Tai jau šiandien norėtum pabandyti. 9 eurai. Tikrai mūsų šitų 3 metų projektas dabar irgi gauna tokį vieną etapą iki to milestone, iki 100 milijonų. Nes manau, kad mums tikrai labai padės šitą kelyje ir dar pastiprina tikimybę jį pasiekti. Dabar yra tik dangus prieš mus. Tik dangus. Tik dangus.